bėga vieno. Bus rimti reikalai, nors jis vardosi siela. Aš vis dar kvepuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojom, turi bėgti kartu. Reik keltis ir eit. Iš čia matos geriau. Ką kalbėjot? Aš tai neklausinėjau nieko. Pabandom iš naujo. Čia yra naujos aplinkybės, nauji duomenys, dėl kurių mes tavo atnaujosim bylą. O čia yra tavo telefonas. Ką pasirinksi? Ar atnaujinam bylą, ar paskambini draugui? Tu parodyk man tą bylą. Pažiūrėsi? Sėsi. Tai nieko nėra. Tu gi blefuoji, ne? Aš daugiau nebekartosiu. Aš jau viską pasakiau. Ką renkėsi? Trim, kem, pem, šiam, 108. Tai kas tarp tavęs ir Ryglės? Nieko. Tai ko čia stardalinį? Tai aš gerai pažįstu Richardą. Nušlos Gabriel, tada biznis baigtas. Dirbi jam. Galim ir taip sakyti. Jis man padeda. Gerai, tai kur Ryglė? Palauk! Alio? Klausyk, yra čia pasikeitimų. Tu mūsų viešinę paleisk. Tuoj pat. Taip reikia. Viskas gerai. Nu, okei, supratau. Taip ir padarysiu. Nu ką, varom atiduosiu. Palauk. Tu jau pamiršai, kaip tarėmės? Nepamiršau. Juokauju. Tavęs tai nebuvo, mes biškį persigalvojom. Kriminalinis biuras paspaudė. Okei. Paleisiu prie Hardo namų. Ką paleisi? Ką susitarėm, tą ir paleisiu. Puikiai, serė, puikiai. Kas tau su tuo serė? Su pirštinė kaip su nagu elgės.
Išein! Jo, Tu palauk, kol alaus išgersi. kitą kartą. Nu, tai pasimk vakar išgersi. Sutik, aš neprasidedu, čia 2 sekundės. Ta koks. Susidari tau. Jo, viskas čiki. Na gera, iki. Išvažiavę. O patenkins, kaip geležėlį radzi. Susidari tau. Susitarėm. Dėkui tavai. Įkalau. Na, manim nedaug. Išgerk. Nu tokia butelkelė niek neatsitiks, nenumirsi. O ji nepripūsi niek. Na gerai. Palauk, kur aš sustojau? 8 klasėje, ne? Vo 9 klasėje pas mūsų buvo tokį ryžą dalį. Bet jau tokį ryžą, kaip ognis. Ir strazdanų pasant ant veido buvo koks milijonus. Milijonus strazdanų. Ir vėl mane, tos strazdans kap, visai persmegins. To šiek. Žinok, tos strazdans davė kraupų tiems baltiems tričekeliams ir toms reistums kojams. Sapnavau. Ir vėl aš sapnavau tas strazdans kiekvieną naktį. Durds buvo, ne? Nu, į dabar nedidelė protingas. Va kiek tu klasių baigė? Daug. Tu jau vietoj? Gerai. Aš toj privažiuoju. Viskas jau nuspręsta. Paleidžiam, tik iki namų patys pamesim. Toj būsiu. Atlaisvinai? Tavęs laukiu. Tikrai viskas gerai? Taigi sakiau, Gabris skambina. Paleido? Paleis, kai ta pareis namo. Einam. Kojas atrišk. Nuimk maišą. Ks. Geros naujienos. Namo važiuosi. Susišukuok. Atrodai kaip kutvela. Išsitepus. Leik.
Ką darai? Dūrė tu. Namo važiuosi. Vesk į mašiną. Palauk! Be reikalo kandžiojasi. Gabriui dėkoju, kad persigalvojo. Sako, viską, užteks. Išgazdinom ir ryšam šitos sostų karus. Inter is coming. Ko žiūri, eik. Uch tu! Skambina! Alio? Dar nepasirodė? Kodėl taip ilgai? Iš toli veža. Kai pasirodys, man paskambink. Nuimk jam apyrankes. Jeigu dar kartą šitą temą sujudėsi, sėsi ilgam už grotų. Ar supratai? Ar supratai, aš tavęs klausiu? Supratau! Tu sveika, viskas gerai. Negerai. Tai nenuotaikoj. Nu, aišku, ilgas šopingas buvo. Alio. Supratau. Iglė namie. Leika. Ar tu prisimeni, apie ką mes kalbėjom? Taip. Tu laisvas. Pasim telefonai ir eik.
Klausyk, aš čia prirodymai. Taip ir galvojau. Mergintai, kieno sąžinė nerami, tas bijo rizikuoti. Ir čia yra silpnoji Vileikos vieta. Ką tu? Einu rankšluostį paduosiu. Kaip? Ko nori? Rankšluostį švarų atnešiu. Gerai, kad nors tiek sugebi. Čia. Tai. Dar neatsigavo. Stresas jai. Bet svarbiausia kas? Kad namie. Planiorkis su šarkimu, tai suveikia. Ja, svarbiausia, kad namie. Tas taip. Nu, vat, jūs namie, o aš iš namų, ne? Jums reikia pabūt vieniem, teisingai. Nu, čia. Ir svarbiausia, neliūdėk. Džiaugtis reikia. Sveikas. Pagaliau. Sveikas. Labai košmarinu. Žinai, pagalvojau, kad reikia atsitraukti. Vis tiek būtų nepaleidę, tai reikia mokėti ir pralaimėti. Iš kur? Spėjau žyglę paimti. Iš Hardo? Ne, yra ten toks Henrikas. Man atrodo, jis jiem mindo. Tai atvarė. Sako, davai susitarėm, tik apie tai nieks nieko neturi žinot. Tipo, mes persigalvojom. Kiek čia yra? 108. Pusė tavo. Dėkui. Tik apie tai nieks neturi žinot. Pažadėjau. Atsigavai? Šiek tiek. Dar biškai reikia suprast, kad jau ramu dabar bus. Aš visą tą laiką nemiegojau. Galvojau, kaip tu. Nu, va, matai, rolas, kurį tu gyniai, ką pridirbo.
Ar sakė? Sakė, kad viskas baigta, kad jie persigalvojo. Čia Šarkys suveikė. Jis Gabrių užsidarė ir pamokė gyvenimo tiesų. Paskui paskambino liepę paleisti. Mano telefonas dar pas jos liko. Gal bent kažką gali padaryti ir gali paimti? Kam tu taip? Šiandien dar prigulsiu.